Prieš ateinant į studiją aš visuomet nueinu į kofeiną kavos išgerti jau gal 20 metų. Išgeriu kavos, surūkau cigaretę, tada čia ateinu. Toks ritualas. Reikia save nugalėti. Aš taip galvoju. Žinot, įkvėpimas ateina tik dirbant. Nedirbant, tu nesulauksi to įkvėpimo. Pas mane baltų drobių čia pilna. 15 maždaug baltų drobių. Tai aš praktiškai 10 paveikslų jau matau galvoj. Aš tapau tik žmonės, tik figūras arba tik galvas, veidus. Daugiau dar mėgstu rankas tapyti. Kažkada vienas mano dėstytojas, Drėma, kuris man dėstė anatomiją. Tai jis pasakė, per rankas galima pasakyti kartais daugiau nei per veidą. Ir aš kažkodėl šitą atsimenu, nors praėjo kiek 50 metų maždaug. Aš mėgstu stebėti žmones. Pagauti kažkokią nuotaiką, gal pas mane vienodai išeina, bet aš matau, kad aš keičiuosi. Truputį kitaip ir tapau ir labai sunku apsispręsti, kaip tapyti, nes galima ir taip, ir taip, ir taip. Pasirinkimas sunkiausias dalykas. Aš nežinau kodėl. Galiu labai lietuviškai padaryti. Bet aš darau taip, kaip man patinka. Nenoriu žydiškumą, aš stengiuosi nerodyti specialiai, bet po taip išeina kažkodėl taip. Paprastai paaiškinsiu, riestą nosį bandžiau nutapyti. Nesižiūri man ir viskas, aš padarau kumpą, tokią biškį. Man kažkaip tada geriau. Dar perfekcionizmas. Neišeina taip, kaip noriu. Ir tik gadinu tik tai. Jeigu visiškai nepavyksta, reikia netaisyti, o pradėti naujai. O dėl to galima apversti ir nežiūrėti į tą. Pas mane vienas toks buvo darbas. Nepavyksta, negaliu padaryti ir viskas. Tada išėjau iš studijos. Kitą dieną atėjau ir gal per 5 minutės padariau. Ta veidą galva, kur man neišeidavo. Jeigu dar dirbsiu, tai tik gadint pradėsiu, reikia laiku sustoti. Tapybas turim susigulėti galvoj ir paskui vis tiek kitaip išeina, nei sumastėjai. Aš kartais į savo senus darbus pasižiūriu, galvoju, velnias, aš taip jau nemoku. Kažkaip kitaip dabar darau, o taip kaip tada dariau. Gal ir mokėčiau, bet nenoriu. Ir ranka kartais neklausau galvos. Neišeina taip, kaip va čia, neišeina arba drąsos trūksta gal. Scenografu atsitiktinai tapau. Būtinai reikėjo įstoti į tada institutas buvo, kad nepatekti kariuomenę. Bet stojau scenografiją dėl to, kad scenografam dėstė Augustinas Savickas. Norėjau pas jį mokytis. Tapybai nenorėjau mokytis, nes mačiau jau, kaip jie tapo, kokios jų kompozicijos, gamyklinė ar dar kažkokia tematika, toks socrealistinė kryptis. O pas Savicką žymiai geriau buvo. Jis buvo labai laisvas žmogus. Kiti visai kitokie buvo, nors ir jis buvo partinis turbūt. Bet jis europinis žmogus buvo, europietiškas ir tokia
Man buvo džiaugsmas, kaip jis ateina. Jis ateidavo kartą į savaitę, kartą per 2 savaitės. Bet kažkoks kaifas buvo. Ir jis mažai koreguodavo, mažai aiškindavo. Jis tik sako, va šitą vietą pataisyk. Aš nesupratau, ką. Jis nepasakė, kodėl ir ką. Vėl kitą kartą aš nepataisiau, nes nesupratau. Nežinojau, ką daryti. Sako, ašgi tau sakiau čia pataisyti. Kažkaip pataisiau, kitaip padariau, ten vieną zoną tokią, aš iki šiol atsimenu tą darbą. Jis atėjo, sako, dabar gerai. Nu gerai, tai gerai. Paskiau mokiausi pas pusę metų dėja tik tai pas Gudaitį, kai kurios jo pastabas ar atsiriškimus iki šiol atsimenu. Gudaitis visiems mėgdavo patapyti ant drobės. O man sakydavo, jūs plonai tapot, plonas sluoksnis, aš pas jūs jum netaisysiu pats. A pas visus patapydavo. Tai. Rembrantas. Man svarbiausias. Yra ir dar kitų puikių, kurie man svarbus, bet šitas svarbiausias. Paprastumas ir gilumas, ypač kai jis buvo vyresnis, kokie jo portretai. Fantastiški portretai, psichologiniai, jau nekalbu apie tapybos kokybę, čia nesvarbu. Bet negali atsitraukti. Ten galima tas sūnaus paklydėlis, gali valandų žiūrėti į tą paveikslą. Aš nežinau kas, kaip jis čia padaro. Daug kas patinka. Bet kai jaunas esi, vieni patinka, su amžium kitokie pradeda patikti, kitaip matai visą tai, kitaip supranti. Pas mane lengvas, minimalus jovalas. Aš vienas iki kažkokį užsienėstį, pas kažkokį vieną dailininką lietuvį vedžiau į dirbtuvę. Jis norėjo pažiūrėti. Ir tas sako, pas mane ne, bardakas toks. Ten buvo ideali švara. Ideali. Tai aš pagalvoju, ką jis čia. Paskui aš pamačiau nuotraukoje Francis Bacono dirbtuvė. A Jėzus, pas mane ideali tvarka, pas jį, o čia tai menininkas. Norėčiau, kad pas mane tai būtų, bet neišeina. Kai dariau maketus, ten siaubas būdavo, kiek aš pripjaustau tų papirėlių, kartoniukų arba dar kažko, viskas, reikia smulkų daiktą padaryti, viskas, grindys pilnos, popierių nereikalingų, tokių likučių visokių, košmaras. Paskui tvarką reikia daryti, velnias. Kai dirbu scenografiją, tai matuoju laiką cigaretėm. Kartais reikia, kad sugalvoti. Kartais pavykdavo 2-3 cigaretės ir žinau, ką darysiu. O kartais blokas, o kartais 10 blokų, o kartais pusę metų. Ir nežinai kaip. Paskaitai pjesę. Pakalbį su režisierium. Kartais režisierius, Nekrošius pavyzdžiui, visuomet žinodavo, ko jam reikia. Rimas ne visuomet žinodavo,
ko jam reikia, bet kažkodėl aš su Rimu labai surasdavau bendrą kalbą lengvai, beveik visada. Aš žinojau, kas Rimui nepatinka. Dėl to man čia taip truputį palengvindavo darbą. Gal tas ir trukdė man. Gal aš kitaip daryčiau. O žinot, turi patikti režisieriui, kitaip nemalonu dirbti bus. Aktoriam turi patikti rūbas, kostiumas, kitaip nemalonu jiem bus vaidinti. Turi patikti režisieriui ir turi man patikti. Čia apie tai negalvoji, bet čia taip savaime išeina. Aš gal nelabai žiūrovų pasitikiu, bet yra kai kurie žmonės, kuriais aš pasitikiu, bet ne bendra masė. Nes žiūrovas irgi skirtingas būna. Kartais aš atsėdžiu teatre ir aš pagalvoju, ko jūs man makaronus kabinat ant ausų. O toks pas mane jausmas būna. Man patinka kuo paprasčiau. Žinot, yra tokie būdai, kur galima iš nelabai gero darbo padaryti likti įdomus jis bus. Yra tokios priemonės, žinau jos. O man nesinori. Truputį apgavystė yra šitose priemonėse. O kai įmantriau, labai lengva neįdomu. O man įdomu, kuo paprasčiau, kad būtų. Aš dirbau su tokiais gerais režisieriais. Iš pradžių su Nekrošium. Pradžioj. Iš jo mokiausi teatro. Suprasti, kas tai yra teatras. Būtent iš Nekrošiaus. Aš dirbau su Tomalevičiūtė, aš dirbau su Jonu Jurašu, su Padegimu kažkada. Paskiau visą laiką su Tuminu. Paskutinius 30 metų. Žinot, man atsibodo teatras. Pribrendau pats rinkti režisierių. Man neįdomu šiaip savo dirbti teatre. Tapyba dabar po pertraukos ilgos. Kai dirbau teatrui, aš negalėjau susikaupti ir tapybai, ir tas arba tas. Kai jaunas buvau, galėjau. O dabar arba tas. Ir visuomet, kai dirbau teatre, aš galvojau, kam aš čia tokius neesminius dalykus darau, kad reikia tapybą dirbti. Aš teatre. Bet labai sunku. Kartais labai lengvai padarau tapybos darbą. Kartais labai sunkiai. Kaip sakė mano vienas draugas ir aš jam pritariu, geras dailininkas Antanavičius Valentinas. Jis pasakė, tai pragariškas darbas. O gal jis perdeda, gal ir aš perdedu.